Hei, tai ką filmuoju jau kokią 10 kartą šitą mano pokalbį su jumis, tai ką, esu aš dabar oro uoste, kaip jau ir žinot, nežinau ar žinot, ar daug ką minėjau, kad mes skrendam į Sankt Peterburgą ir turėjome jau tenais būti, bet dabar esu Paryžiuje Charles de Gaulle oro uoste ir laukiu skrydžio į tenais, nes jo, skrydis turėjo būti 6 ryto, bet kas mane sekat Instagram'e, jeigu nesekat, parašysiu čionais pavadinimą, tai turėtumėm būti mačiusios, kad mes į tą skrydį pavėlavom. Tiksliau, atsikėlėm 1,5 valandos, po to, kai lėktuvas jau turėjo išskristi. Laivas laive. Norėjau parodyti, kokia faina idėja. Čia prie mano sofkučių, žiūrėkit, yra štai tokie dalykėliai. Čia jie atsidaro ir tenais galite palikti savo telefoną. Tai vat maniškis, ką tik dariau su jumis laivą, tai dabar neturiu baterijos. Tiesiog užsidarai čia, yra visokie antgaliai visų telefonų. O aš tada grįžtu į savo vietą ir pasimsiu knygą ir paskaitysiu. O kokią knygą aš skaitau, tai vis dar tą pačią. Iš tikrųjų, labai ilgai skaitau, nes turiu laiko tik tai, jeigu nebent į pliažą greit nubėgu, tai vis dar skaitau milijonas metų per vieną dieną. Chebryte, ogi mes pataikėm ant baltųjų naktų į Sankt Peterburgą, jau pamiršom paminėti. Tai dabar yra 10 valanda vakarą ir žiūrėkit, dar dienos metas. Nežinau kaip jūs, bet mes su Saviško pastoviai darom varžybas, kas turi daugiau vizų. Tai ką, Chebrytė, iš karto aš tada nufilmuosiu viešbutį, kaip jis atrodo, nes visą laiką pamirštu. Tai viešbučius pas mus renkasi pastoviai mūsų draugė, nes jinai pati viešbutė dirba. Tai va, štai taip atrodo įėjimas, kai visada esam centre, kad būtų lengviau važinėti visur. Jo, tai viskas atrodo štai taip. Šiek tiek taip atrodo kilčinis viešbutis, bet, man tai visai nieko atrodo. Štai mūsų karališka sofa ir mūsų karališkas miegamas. Cibu. Mano paliuba. Tai ką, mes esame jau antrą dieną čionais. Iš tikrųjų, pirmą dieną nieko nepafilmavau, nes tiesiog varėm pavalgyti ir tiek, kuriuos nepagalvoja. Ir šiandien mes jau po vieno escape roomo. Mūsų susitikimas su kūrėjais ir su komanda, kuri kuria escape roomus po kelių valandų. Kaip matai, dabar yra nacionalinė šventė. Aš kaip neapsižvietus nežinau čia, kokia iš tikrųjų būtent šventė yra, bet jo. Ir dabar tiesiog pasižiūrėsim patį karnavalą ir ieškom, kur varyti po to pavalgyti. Kol kas įspūdžiai tokie, kad žiauriai švaru. Žmonės labai faini, labai mieli, labai draugiški ir tiek. Tai va, nežinau, ką nors įdomaus pamatysite, noriu jums parodyti, sako, kas yra žiauriai daug žmonių, žiūrėkit, belė kiek žmonių. Не выглядишь, просто Динка обещал. Не стало же почти. Quoi ça? Non. Trop salé. Harry Potter d'ailleurs dedans. Yeah. C'est pas ça? Les embouteillages. Quand tu mets la course, il te met avec le trafic ou sans? Espresso. Coffee. Travel espresso. Okay. And you? No? Čia mes dabar atėjome į restoraną slaptą, kuris yra, į kurį galima ateiti tik tai su kodu.
Ir jisai yra pastate, liktais gyvenamasis pastatas. Ir galima eiti tik tai su kodu ir slapčia. O čia matote virtuvę, kurią galima užbukinti. Ir tenais tiesiog yra šaldytuvas. Galite išsitraukti, ką tik norite ir galite gaminti savo draugams vakarienę. Chicken. Okay. Hei, labas rytas, nors jau yra pietus, iš tikrųjų ne, dar pietų nėra, yra 11:30 ir aš ne per seniausiai atsikėliau, iš tikrųjų paskutinę, pati paskutinę atsikėliau ir ką tik susirašiau, makiažą nesidėsiu, nes šiandien varysim į operą, į baletą. Ir tada makiažo gal šiek tiek užsidėsiu. Tai ką surašiau ir varom dabar mes ir vėl darbo reikalais. Vakar ką darėm, tai matėte tik tai ką valgėm, o iš tikrųjų varėm šnekėti su būsimais partneriais. Žaidėm žaidimus, varėm naktį į siaubo žaidimą, kuris žiauriai lievai nusisekė. Ir ką dabar varysim į vėl naują escape room žaidimą. Tada sutiksim su kitais žmonėm, irgi turėsim pokalbį ir po to jau kaip kada sugebės ką nors pafilmuoti, tada jums pafilmuosi. Hei, žodžiu, jau išeinu iš savo kambario, kadangi nespėjau nei pusryčių pavalgyti, žiauriai užsivėlinau, tai pasiėmiau, nežinau, ar žinot, bet man mama labai dažnai, kai maište būdavo, nešdavo Ritter's Sport šokoladą. Ir jie atradau mini bare, tai aš dabar su juo papusryčiausiu ir tikiuosi niekas iš manęs jo neatims. Ką mes esam jau dirbtuvėse. Escape room'o atrodo, aš tai taip jums rodžiau jau vakar, bet tik norėjau parodyti, kad radau nori į video, she wants to be in my video. Jo, tai norėjau tik pasakyti, kad radau parduotuvę. Biologiškų švarių dalykų ir nusipirkau plaučiams, smegenim žolelių ir čia yra 14 dienų detoksas ir grįšiu būtinai į šitą parduotuvę, nes yra žiauriai fainų dalykų. Значит, игроки у нас будут пользоваться рацией. I'm reject for you. Okay, thank you. Jack, c'est quoi? T'attaquer. Yeah. Ça, c'est la bonne idée. Touche pas! Discret. On veut que 2 ans? Ouais, il a mis Scallops. Mettez-vous. Là, il veut aller là-dedans. L'observatoire. L'aigle, la buffle, c'est énorme. Et je vais avoir toujours peur pour que... On dirait la Maison Blanche. Ouais. Hei draugai, tai ką, mes grįžom jau į viešbutį, jau nusėviau batus, žiauriai skauda pėdas, nes labai daug šiandien vaikščiam, savęs nerodysi, nes žiauriai nusikalus esu, tai matot mūsų visą betvarkę ant stalo, tai jau buvo priartinta, čia ką tik suvalgiam čipsų pakelį, čia nais galiu parodyti pirmasis žaidimas, kurį mes žaidėme čia nais, žiauriai faina buvo su aktoriais, su dinozaurais ir panašiai, ir ką aš noriu pasakyti, pasidarysiu šiandien tos arbatos, kur nusipirkau detokso 14 dienų. Tai aš galvoju, kad čia milteliai, bet iš tikrųjų čia yra kaip arbatos tie maišiukai. Labas rytas, žinokit, nesirodysiu jums šitą pusę, nes didžiausias spuogas išaugo. Ką aš atsikėliau ir greit pafilmuosiu su pusryčiuose. Tai kol kas pasiėmiau vandens, blinelį su grietinę ir 2 gabaliukus lašišos. Ir dar pasiėmiau burokėlių salotų. Hei,
labas visiems. Tai ką, šiandien diena praėjo iš tikrųjų gan nesmagiai man, nes susinervinau, susipykau su vienu iš mūsų draugų. Nu, taip, su to draugu, ne su Saviškiu, bet su draugu. Nes pagal viską turėjom šiandien varyti, žiūrėti muziejus ir panašiai, nes mes esam čia tik 3 dienas. Ir aš labai norėjau pamatyti, nes čia yra labai daug ko pasižiūrėti, pamatyti, aplankyti ir panašiai. Bet jie nusprendė šiandien bandyti escape roomus, kurie nieko mums gero nedavė ir aš tai žinojau. Tai vat, dabar mums liko valanda iki operos, tai yra iki baleto teatro. Ir aš visi švariai viešbutė, aš vienintelė išėjau nors valandą pasivaikščioti. Ir dabar greit užbėgsiu, nežinau, mane girdit, į Zarą. Pasižiūrėkit, kokia yra gigantiška šita Zara. Dabar žiauriai madoje iš tikrųjų yra štai tokie, nežinau kaip vadinasi, lygtais apsiaustai iš tokios medžiagos, labai madinga iš tikrųjų ir kelnės, ir štai tokie švarkai krintantis. Сухарева Эля, подойди, пожалуйста, к кассе отдела Basic. Спасибо. Hei, tai ką, už mane saulė, kaip visada filmuoju ir turėčiau būti susiliejus pagal viską. Bet štai kur esu dabar. Matot, už manęs yra šita bažnyčia. Ir mes ją matėm pirmą dieną, kai mes ėjom su draugais. Bet aš šiandien pabandysiu ją pakliūti ir pabandysiu pakliūti į šį parką taipogi. Nežinau, ar jūs, kai maži mano žiūrovai buvot, žinot šitos gaidelius, tai čia tik tai iš cukraus pagaminti gaidelį. Ir aš prisimenu, kad per užgavėnes, per kaziuko mugę ir šiaip per religinės šventes pastoję mes jos valgydavom, tai nusipirkau vieną ir aš pakeliui namo sukramtysiu. No, I'm just filming. For, yeah. Very nice. Tu veux voir les autres ou pas? Ouais. Can you show us this? Yeah, sure. But we need more space to roll it now. Yeah. Tai ką, ko mes nebuvo, ir kur aš vaikščiau mieste, pagalvokit, jūs man Maniškis nusipirko paveikslą, pamatė jį vakar restorane ir va dabar patenkintas nusipirko. Tai kad būtų nors kažkiek įdomiau parodysiu, ką nusipirkau. Duty free be abejo, tai Maniškis nusipirko savo kvepalus, kur visą laiką naudoja, aš juos jam kažkada išrinkau. Jeigu ieško dovanos Saviškiui, tai šitie kvepalai yra patys nerealiausi. Ir aš radau savo kvepalus, jo neprisimenu, kiek kainuoja, o Maniškiai nauji, pauoščiau žiauriai skaniai kvepia, tai Orange Sanguine iš Atelier Cologne, tai čia būtų prancūziški kvepalai. Kainavo 145 €, labai nerealų, žinokit, kvepia mandarinais, taip žiauriai vasariškai. Ir po to dar nusipirkau, labai pamėgau, vieną kartą buvau nusipirkus Klinyko
losjoną veidui, jisai toks kaip vandenėlis, kaip miceliarinis vanduo ir šiek tiek toksai išveičiantis, bet labai mini dalelėm. Tai nusipirkau Kliniko naują kremą, kuris skirtas nakčiai, bet aš jį naudoju ir dieną ir labai dažnai naudoju naktinius kremus dieną, nes kadangi mano oda labai sausa yra, tai man tas visiškai netrukdo, toks lengvas blizgesys, man kaip tik gražu, kai oda švyti. Ir pasiėmiau šokolado, nes žinau, kad retai išsirenku kokį desertą oro uostuose, tai pasiėmiau pieniškų šokolado ir dabar varysim valgyti sušį.